Sveiki. Sveiki. Šiandien Ievos diena. Tad Ieva Stankūnienė, prašau pristatyti savo veiklą, kuo tu išskirtinė esi, kuo tu esi kitokia ir iš viso kokia tavo yra paslauga. Tai visų pirma, esu Ieva Stankūnienė, kaip ir minėjo Jūratė, ir esu veido odos priežiūros specialistė. Jau skaičiuojanti 10 metus kosmetologijoje, dirbanti su veido odos priežiūra. Ir kuom išskirtinis, nuo tom, kad dirbu tik su aparatais, nes mano filosofija darbo yra tokia ir požiūris, kad kruopščiai atsirinkus produktus, kurie veiktų čia ir dabar, kas dėl poveikio ir rezultato, turi būti labai geras darbinis įrankis. Tai tie darbinis įrankis tai yra mano atsirinkti išskirtiniai ir vienetiniai aparatai. Tai vienas iš jų yra šiai dienai vienintelis Lietuvoje HydraTouch H2 6 funkcijų aparatas. Ir aš dirbu būtent su tuo aparatu, nes jis man duoda tą ilgalaikį kaupiamąjį rezultatą. Tai yra ir drėkinimas, ir atstatymas, ir maitinimas, ir ypatingai liftingas, raukšlių korekcija, veido ovalo korekcija. Jūratė papasakos dar apie savo patirtį. Ir dirbu kur? Dirbu Kaune. Bet kadangi vis didėja tas klientų ratas ir poreikis, būtent dėl aparatinės, būtent mano kosmetologijos, mano procedūrų, taip pat dirbu ir Klaipėdoje bei Vilniuje. Tai aš vis Ieva ir klausiu, kaip tu su tuo aparatu? Tai tu tą aparatą vežiojasi, ne, su savimi? Taip, jisai nėra sudėtingai transportuoti. Nes, kitaip neįmanoma, aš jau tiek prie jo pripratau, mano klientės priprato, čia, žinai, kaip atrandi savo tą perliuką ir susigyveni ir negali be jo. Vienas kitą traukia. Taip, ir pas tave traukia. Ir pas mane traukia, ir ne tik mane traukia, ir klientės traukia, ir kitus miestus traukia. Negali žinot, kada, kur dar atsidursiu pagal poreikį. Taip, plečiasi viskas, geografija plečiasi, poreikis plečiasi. Taip. Vakar aš irgi buvau tokiam susitikime, supranti, ir tikrai mes kalbam grožio specialisčių, kiek tik tai nori. Viena moteris sako, noriu užsinuomoti ryškiasi patalpas, tai sako, nieko nematau, tik tai grožio specialisčių patalpos visoje Kaune ir visame kame. Ir viena grožio specialistė buvo, sako, ką sako, aš turiu išskirtinumą, turiu klientų, kaip ir tu, Ieva. Kiekvienas mes turim savo tą išskirtinumą, supranti, kaip ir, sakau, tų brokerių irgi daug yra, bet irgi tu turi tą išskirtinumą, kai klientai ateina būtent pas tave. Ir matai, kas rinkoje, ką pastebiu, kad taip specialisčių daugėja, pasiūlos daug, bet ant tiek reikia atsirinkti tą patį produktą, turėti patirties darbo, praktikos, tam, kad suvoktum, ką tu nori daryti, kam tu nori daryti, dėl ko tu nori daryti, kad klientas išeitų patenkintas ir norėtų vėl pas tave grįžti. Tai dėl to aš visada išbandau tą kosmetiką ir patį tą, tarkim, jeigu kad ir aparatą, nes kitaip. Tai kaip tu sakai, aš pas tave lankausi, ane, ir čia ne vienkartinis dalykas. Tai ir kodėl tada pas mane tu lankaisi? Tai dabar aš papasakosiu savo istoriją. Tai natūralu, kad pradžioj, kai sakoma, kai buvo jaunas ir atrodė, kad savo labai gražus, tai nereikėjo jokių priemonių. Paskui, kai supratai, kad reikia šiek tiek drėkinti, mano oda tokia turi specifiką, jeigu jau ten netinka koks nors produktas, tai čia man aplink barzdą tik tai kažkas pasidaro ir iš karto supranti jau. Čia vadinasi peroralinė. Jo, išsausėja ir vienu žodžiu ir gali išmesti tą kremą, tai ko aš ten neišbandžius. Ir paskui radau tokį vieną prekybos centre, visiškai paprastą kremą, kuris manęs nealergizavo. Ir aš nežinau, kiek aš tų metų tepiausi. Bet ateina, kada kažkoks tai laikas. Kokį kremą? Man tai yra siaubas. Nivea. Kultinis Nivea, mano visi žino. Jo, Nivea kremas. Bet jis man nealergizavo ir man jisai tiko.
Dabar vis tiek aplink rate tai atsiranda žmonių, kurie dėl vienos kitos procedūros nueini, bet tokios rutinos, kad aš turėčiau tokią rutiną tvarkingai, aš suprantu, tai ir pakius reikia pasitvarkyti, ir padrėkinti odą, kažkokią vieną kitą procedūrą, tai čia buvo, žinai, va, sėdžiu aš taip savo neturėdama ką veikti, o dabar norėčiau nueiti ten pasidaryti kažkokią procedūrą veido, žinai, kažką tai tokio. Bet kad tai būtų rutina, tai praktiškai aš to net ir... Stabilumas, vientisumas, ta prasme, kaip ir mes patys, žinoma, mes atsikeliam ir turim savo dienos režimą. Tai lygiai taip pat ir su veido oda. Reikia stabilumo, tvarkos, režimų tam, kad ją išlaikyti jauną, sveiką ir gražią ir turėtume tą nuolatinį rezultatą. Pradžiai man irgi gąsdino, aš prisimenu, kai tu sakai, pradžiai mes eisim taip, o paskui jau žinok, į mėnesį ten į 2 kartą galvoju, tai čia amžinas procesas, amžinas reikalas ir eiti, ištisai eiti. Bet kai tu matai rezultatą, kai tau viskas yra sudėliota, kai tau mąstyti nieko nereikia, tai tau tik tai reikia ateiti atsigulti ir tu pamatai rezultatą. Ir ne kartą, kai aš išėjus, kad ir iš tavęs būdavau, sako, tai ką jau čia vėl tam veidui pasidarai, kad jau tas veidas šviečia, žinai. Jo, iš žmonių, kurie iš aplinko, žinai, tiesiog, išėjus tik iš kabineto matosi, kad šviečia, supranti. Nenoriu girtis, bet supranti, savo aplinkoje kartais žmonės paklausia, sako, jūs taip jau jaunai atrodot, žinai, tai aš paskui galvoju, tai ne aš čia kažkokia jau labai jauniklė, nieko, bet aš laikui bėgant vis tiek, ką aš pastebiu, tie žmonės, kurie lankosi pas kosmetologus, kurie naudoja priemonės, tikrai laikui bėgant, tikrai labai matosi skirtumas tarp to, kuris nieko nedaro ir labai labai gražiai, natūraliai procesas vyksta, tai irgi viskas tvarkoje, čia nieko tokio blogo, jeigu žmogus nedaro to, ne? Bet matosi skirtumas tikrai. Ir va dėl to aš Ieva pas tave ir lankausi. Tai koks tavo tada papasakok, kad įsitvirtintum pati, nes žinai pati save, kad yra tai labai maišosi ir labai kabutėse žino, ką naudoja. Vienas dalykas, kadangi aš toksai žmogus esu, kur man ten sudėliota, aš pasitikiu, aš nekreipiu dėmesio. Tai 2 tie dalykai yra, kur man jie varėtų. Serumas ir koks ten dar, ir tonika. Jo, yra visada, antiek yra sudėtinga prisiminti, neprisimenam. Aš prisimenu ir vėl man tie serumas ir tonikas. Tai ką tu dabar naudoji? Tai va, tai toniką naudoju iš ryto ir kremą. Aišku, nuprausus veidą. Nuprausus veidą ir po to vakare nuprausus veidą naudoju irgi toniką, paskui serumą ir paskui kremą. Va šitai. Kadangi kremas turi tokią savybę baigtis, ane, ir mes tada, Ieva, man kas patinka, kad man nereikia skaityti, kas kremo sudėtyje, kai visi čia dabar aiškina, jūs skaitykit. Tai ką aš ten išskaitysiu, jeigu aš nieko nesusigaudau. Tai Ieva sako, dabar žiūrėk, šitas kremas geras, ar kokį kremą ten, pavyzdžiui, gauni dovanų, žinai, aš prisimenu, tau parašiau sudėti, tu sakai, kaip sakyt, jau gavai dovanų iš bėdos tepk. Bet kai tu pabaigsi, vėl sugrįžtam prie tų kremų, reiškiasi, kurie pagal tavo matymą ir tavo žinias, pagal mano odą, pagal mano amžių, pagal mano odos tipą, reikia tą daryti ir įsigyti. Tai va, tai aš tada savo nesuku galvos, aš savo sakau, Ieva, jau baigėsi kremas, Ievutė man pim, užsako ir aš jau, klausykit, po 2 dienų, po dienos iš paštomato pasiimu ir aš toliau savo tepu, nesukdama galvos, ką man ten reikia, kur tepti, ką ten daryti. Ir gal tai, Ieva, kaip tu ir sakei, kad reikia iš tavo irgi, turiu įsidėmėjau, kad reikia tuos produktus keisti, ne, kaip tu sakai. Taip, visada sakau, kad reikia keisti kremus, nes odai pranta ir jinai nebetampa veiksni. Tai bent kas 3 mėnesius. Serumus, kremus. Ir geriausia tai, kad tokiu pat principu atsirinki tai, kas tau geriausia. Ir vis palaipsniui toks ratukas sukas. Vis panaudoji 1, 2, 3 ir vėl grįžti prie to pačio. Tai va, nes realiai, logiškai mąstant ir šiaip, mesgi žinom, pasiūla didžiulė rinkoje. Jūs galit prisipirkti kiek tik norim, galit pasiūlyti kiek tik norim, bet geriausia tai, kaip pats profesionalus savo srities specialistas, kosmetologas, parenka jums labiausiai tinkantį kremą.
galim pasidalinti paskutinę patirtimą, ne Ieva, kai tu irgi sakei, kremas yra naujausias, jisai tenais, kaip pasakyti, su visom tom savybėm ir liktai turėjo man tikti. Taip. Ir kai aš ateinu pas tave procedūrai, panaudojus gal 4 dienas ir tu man sakai, tu pažiūrėk, kas tavo veidui darosi. Ir aš tada supratau, kad vat atrodo, sudėtis irgi superinė, ane? Taip. Liktai mano veidui ir turėtų tikti, o vat tu supranti, vat pabandėm ir netinka. Tai kaip sakyti, ir vėl mes svarstom, su tavim tarėmės, ką daryti, supranti, prie ko sugrįžti, kas man tinka, kad paskui vėl nebūtų tas ir praktiškai sugrįžus man per 2 dienas susitvarkė, nors jau čia vėl prasidėjo tas reikalas, supranti, kur prisiminiau. Ir prisiminus apskritai, kas buvo prieš 2 metus, prieš 2 netgi daugiau, nes dar atsimenu, mesgi klube dar buvom klubietės, pradėjai lankytis. Koks veidas buvo, jis iš vis neturėjo imunitetą, nes oda turi dar imunitetą. Ir tam, kad jį išvystą, sustiprint, reikia odos barjerų funkcijas pačias stiprinti. Tai kaip prisiminė Jūratė, buvo labai jautrus, viską reaguodavo. Iš tikrųjų būdavo sudėtinga, ateina Jūratė. Ai, teisingai, aš ten nenugulėdavau. Taip, ir nenugulėdavo. Ką betepdavai, atrodo, viskas, ta prasme, iššaukia reakcijas ir tu nežinai, ko tikėtis toliau. Jo, gerai sakai. Bet aš kaip visada ramiai praeis ir to pasakoje mes turim odos imunitetą, kas šiai dienai, ką bedarai Jūratei, jau oda nėra reaktyvi, kaip anksčiau būdavo. Nu, tos O kodėl? rūgštelės, tos Todėl, kad rūgštelės. Jūratė belė tepdavo bet ką, priežiūros rutinos nebuvo, Taip. blaškėsi, lankėsi, tai pas vieną, tai pas kitą, neaišku, ką ten darė ir dėl ko darė. Tai vat, ko pasakoja, rezultatas buvo toksai. Jo, Chaosas. Chaosas, tai va. Ir iš tikrųjų, kaip aš matau, kad vat kartai, žinai, kad ir su Ieva kalbam, ar geriausiai kiekvieną mėnesį, bet jeigu ten kas mėnesį nesigauna, ką aš pati, vat pavyzdžiui, matau, man ir į 2 mėnesius kartą užtenka. Bet aišku, mes čia turim tų ir kitokių procedūrų, kadangi aš turiu tokį dalyką, mano pakiai yra, nežinau, kaip jie čia skaitosi, į dubę daugiau, į dubę pakiai, jo, tai mes randam visokių irgi priemonių, kad man tie pakiai, kaip pasakyti, Įgautų tūrį. Jo, įgautų tūrį, tada aš pati matau ir net kai Sakartvele buvo, mane jau kai praeidinėja man tas reikalas, aš jau net matau pati, net akivaizdžiai matau tokios patamsėjimą. Ant kiek užtenka vieno tarskim, pirmą kartą pradėti ir palaipsniui darant ir pats matai, kiek tu pats įpranti ir kiek oda įpranta ir jau reikalauja. Ir aš pati jau matau, aš jau pati matau, kad jau viskas jau man reikia. Ir kaip Ieva, tu sakai, man patinka, žinai, važiuoja mane, mes ten į renginius, aš vairuoju, Ieva žiūri mane, ten stebi šono, žinai. Ir pasidžiaugia, žinai, sako. Nu, čia normalu turėti profesinį stebėti su veidais. Ir mintyse savo koreguoti, mintyse dėlioti, kaip galėtum pakoreguoti, kad veidas atrodo gerai. Jo, Ievai sako, nu pažiūrėk, mane dabar, ką dar šiek tiek trūksta, aišku, mes daug ką išbandėme, ne, ir į kaklą, ir į tą, ir kai kas pasitvirtino, kai kas nepasitvirtino ir supranti, aš tai realiai žiūriu tą situaciją. Jeigu tau padeda, tai gali tu naudoti, jeigu nepadeda, pabandėjai, nesigavo ir nesigavo. Tai kokį dabar rezultatą tu matai? Tai iš rezultatą... Kas pakito kokį rezultatą? Ką tu įgavai? Rezultatą dar aš dar noriu klausyk pagirti tavo tą pudrą. Nes kai aš atėjau... Ne pudra, ten yra kušonas, nevadinkime. Nu, nežinau, kaip ten skaitosi. Ten yra toks, kremas su spalva, jis ne pudra. Ai, kremas su spalva. Spalva dėl to, kad yra smulkintos deimantų dalelės ir jūs suvienodina veido odos spalva, bet tai nėra pudra, kad užsidėjus aplikuojant ant veido, pasidengtų ir užsidėtų toks kaip kaukės. Nu tai va, o aš prieš tai tas kaukės naudojau, aš užsitepu, jos man išsausėjus ten pasidarė. Ir dar paryškina tavo trūkumus. Jo, ir raukšlės ir taip toliau, tiesiai šviesiai pasakom raukšlės. Tai va šitą tą kuršoną naudojau ten nežinau kiek laiko ir tai didžiausia priemonė ir kas be to pamačiusios mano dukros, kurios irgi yra, kaip pasakyti, jaunos mergaitės, jos pamatė, sakė, mama, mes irgi norim, tai dabar jos be šito irgi neįsivaizduoja, tai yra, kaip pasakyti, universalus reikalas. Universalus reikalas, tada, kad yra mano numeris 1 produktas, klienčių tarpe mano,
ir yra visiška priklausomybė ir be jo negalim. Tai yra kremas numeris 1. Nu tai va, tai dėl to aš dabar visiškai nepergyvenu dėl procedūrų, jie va visą laiką man paskambina tokią dieną, tu turi atvykti ir viskas, aš nesiginčiu, žinau ir jau mano veidas laukia ir aš pati jau laukiu, kaip fainai. Guliu pas Ievą ant stalo, jinai man dar kojų masažą padaro, su aparatu kažkokiu dar ką. Tai va, tai tu sau leidi turėti malonumą ir dar priedo matai efektą. Nes man ir atrodė anksčiau, nu kas jau čia dabar, jau čia gali, ne tai būti, bet kai tu matai efektą, tada ir darai, nematytum to efekto. Aš visada rekomenduoju ne tai, kad nusistatyti iš anksto, bet tiesiog pabandykit. Vieną kartą ateikit ir pabandykit ir įsitikinkit pačius. Jo, bet žinai, aš tau galiu pasakyti, vieno karto tikrai neužtenka. Ne, tam, kad pajausti. Jo, kad pajausti skirtumą, kad ir pakėja, ne? Dabar vat, atėjau aš pas tave ir tu su savo tais visais aparatais, 20 su viskuo ir aš išeinu ir mano jau pakei, klausyk, aš vat, žiūriu į save, jau man tikrai mažiau reikia tų visų dalykų. Tai tiesiog, nu, tikrai stebuklas ir viskas galima. Tai va, tai tikrai Ievute, tave rekomenduoju. Aš esu tavo tas veidas toksai, kur žinai, ir natūralu, kad būna ir mėlynių pasitaiko, ir paburkimų pasitaiko, negi mes žinom. Nes aš kaip sakau, šalutinio poveikio mes negalim numatyti. Kartais aš juokdavausi, sakau, po grožio procedūros aš būdavau visą laiką baisi, bet po dienos, kai visi šitie dalykai praeina, tikrai efektas yra. Tiesiog susiplanuoji dieną taip, kad nereikėtų niekur eiti. Taip, žmonių nereiktų gąsdinti. Taip. Tikrai rekomenduoju ir būtent Ievą rekomenduoju, o tai Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, tai tikrai galit prisitaikyti kažkurį tai dalyką, ne pas tave žmonės iš Vilniaus apsilanko Klaipėdų, iš Klaipėdos. Taip, ką norėjau irgi paminėti, kad pas mane žmonės važiuoja, ta prasme, atvyksta ne tik iš Kauno, bet ir važiuoja ir iš Raseinių, ir iš užsienio skrenda, ateina pas mane, ir Klaipėda, ir pačiose tose, ir iš Raseinių, kaip ir minėjau, ir iš Alytaus, ir iš Vilniaus. Ir Ariogalos. Nu, į vakar klientė tavo, ne, kažkaip tavo telefono neturėjo, per mane ieškojo. Taip, kad taip, kai turi savo tikslą, norą, žinai, kaip dirbi, su kuo dirbi, užtikrintai ir žinai, ką darai. Ir klientas tą pamato. Ir ypatingai po procedūros labai ačiū, kas pasidalina savo atsiliepimais, kokie buvo pojūčiai. Tai, aišku, dar tai labiau motyvuoja ir džiugina. Ir kitą, ką matau, tai Ieva, tu dalyvauji visokiose ir parodose, dalyvauji ir naujose, kaip pasakyti, produktų pristatymuose, tu domiesi naujovėmis, kas irgi labai svarbu, nes viskas labai greitai keičiasi. Nes man tai labai svarbu, nes ir klientui reikia visada naujovių, man pačiai. Ir būtent dėl to, kad nestovėt vietoj, kad atrast kažką vis naujo ir tobulėti. Tai va, visi kviečiam pas Ievą ir kaip tave Ieva rasti. Facebookas, Instagramas, TikTokas, Ieva Stankūnienė, Ievos kosmetologinės paslaugos. Nu tai va, o jeigu nerasit Ievos, tai Jūratė Martišienės paklauskit. Jeigu ką, padės. Jūratės Martišienės ir rasim. Iki.